Sveiki, esu Edvinas iš įmonės Finklait. Mūsų įmonė jau daugiau nei 20 metų diegia apšvietimo bei valdymo projektus visuomeninės paskirties pastatuose bei individualiuose namuose. Šiandien noriu supažindinti Jūs su mūsų diegiamos sistemos apšvietimo valdymu, parodysiu, kaip susikurti scenarijus. Taigi, pradėkime. Išmanaus namo funkcijoms valdyti naudojame Basalt Home programą. Jie atitinka visus estetikos ir patogumo kriterijus, kuriuos kelia mūsų įmonė. Pasirinkame patalpą, kurioje esame ir norime reguliuoti apšvietimą. Šiuo atveju tegul tai bus valgomasis. Scenarijų srityje matome 4 paveikslėliais pažymėtus mygtukus. Jie iškviečia iš anksto mūsų sukurtus patalpos scenarijus. Scenarijų mygtukų funkcionalumas yra sudubliuotas su fizinio jungiklio patalpos sienoje klavišais. Tai reiškia, kad juos galime iškviesti nesinaudodami programėle, o tiesiogiai įėję į patalpą ir nuspaudę atitinkamą klavišą. Taip patogiau. Apšvietimo scenarijai sureguliuoti skirtingų šviesos srautų iškvietimui, kad sukurtų tam tikrą nuotaiką. Bet būna situacijų, kai reikalingas visas galimas šviesos srautas, pavyzdžiui, tvarkymosi metu. Tokiu atveju naudojami įjungti ir išjungti viską mygtukai. Šie mygtukai įjungia visus patalpos šviesos šaltinius pilnu ryškumu. Scenarijų iškvietimą aptarėme, bet kaip mums juos susikurti? Tai labai paprasta. Spaudžiame scenarijų redagavimo mygtuką scenarijai. Kairėje pusėje matome išvardintus jau matytus pagrindinėme patalpos valdymo lange scenarijų pavadinimus. Atitinkamai prie jų yra pavaizduoti patalpos klavišai, kurie iškvies tą konkretų scenarijų. Sukurkime naują apšvietimo scenarijų svečiams. Pasirinkime atitinkamą scenarijų tokiu pavadinimu. Matome tuščią langą, tai reiškia, kad nuspaudus programinį ar sieninį mygtukus niekas nevyks. Spaudžiame redaguoti, matome pliuso ženklą. Įėję gilyn galime rinktis sistemas, kurias norime priskirti šiam konkrečiam scenarijui. Scenarijų kursime pasinaudodami šviestuvus. Įėję į šviestuvai gauname prieigą prie visų esamos patalpos šviestuvų. Funkcija greiti nustatymai leis matyti, kaip kinta mūsų reguliuojamas apšvietimas realiu laiku. Žymeklis prie kiekvieno šviestuvo sprendžia, ar šis konkretus šviestuvas bus valdomas šiuo scenarijumi, ar liks neutralus. Tokiu būdu mes galime patalpos šviestuvams sukurti atskirus vienas nuo kito nepriklausomus scenarijus. Reguliuojame. Tai yra, įjungiame, išjungiame atitinkamus šviestuvus, keičiame šviesumo intensyvumo lygį kiekvienam šviestuvui individualiai, taip kurdami aplinkai atitinkamą nuotaiką, kuri šiuo atveju tiktų atvykus svečiams. Baigus visų šviestuvų nustatymą, sureguliavus scenarijų taip, kaip mums reikia, spaudžiame atliktą ir dar kartą atliktą. Dabar, grįžus į pagrindinį patalpos valdymo langą, paspaudus paveikslėliu pažymėtą mygtuką svečiai, mes iškviesime ką tik mūsų sukurtą scenarijų. Tokiu būdu naudotojas gali pats be specialisto pagalbos kurti ir keisti apšvietimo nuotaikas, kada tik panorėjęs. Būna situacijų, kai gyventojas nori įsijungti vieną ar kelis šviestuvus, bet tokia situacija nėra numatyta scenarijais. Tokiu atveju pagrindinėme patalpos valdymo ekrane spaudžiame mygtuką šviestuvai. Ir patenkame į scenarijų kūrimo metu jau matytą panašų langą. Čia galime valdyti kiekvieną šviestuvą individualiai, nedarant įtakos jau išsaugotiems scenarijams. Neretai naudotojui kyla klausimas, ar patalpai priskiriamų scenarijų kiekis apsiriboja tik 4? Atsakymas ne. 4 scenarijų kiekį riboja tik patalpos jungiklių klavišų kiekis ir paveikslėliais pažymėti programiniai mygtukai.
beveik neribotą kiekį scenarijų galime kurti paspaudę mygtuką Scenarijai ir pasirinkę Naujas scenarijus. Toliau žingsniai kartojasi, kaip ir svečių scenarijaus kūrimo metu. Skirtumas tik tas, kad šis scenarijus yra iškviečiamas tik iš šio lango kairėje pusėje. Pavyzdžiui, pasirinkam Naujas scenarijus 1, paspaudžiu play mygtuką ir scenarijus įsijungia. Taigi, tiek trumpai apie išmanojo apšvietimo valdymą, kurį diegia mūsų kompanija Finklite. Aptarėme scenarijus, jų kūrimo būdą, kaip valdyti individualius šviestuvus. Iki kitų kartų.